Labą dieną, tai Ignalinos televizijos informacinė laida, kviečiame šią valandą būti su mumis. Šiandien matysite. Aukštaitijos nacionalinis parkas minėjo jubiliejų. Savivaldybės informacija. Pokalbis su jaunaja ignaliniete. Mintis apie adventą. Ignalinoje paslaugas siūlo Lombardas ir Komisas. Ignalinos krašto muziejuje vyksta siuvinėtų paveikslų paroda. Šiais metais vyko ne vienas renginys skirtas Aukštaitijos nacionalinio parko 40-mečiui. Lapkričio 21 dieną pasidžiaugti šiuo jubiliejumi į Kultūros ir sporto centrą susirinko buvę ir esame Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojai ir svečiai. Aukštaitijos nacionalinis parkas, pirmasis nacionalinis parkas Lietuvoje, šiais metais mini 40 metų jubiliejų. Šia proga lapkričio pradžioje Vilniaus Rotušėje buvo surengta konferencija Pirmasis Lietuvos nacionalinis parkas. Vakar, šiandien, rytoj, o lapkričio 21 dieną į Ignalinos kultūros ir sporto centrą pasidžiaugti švente ir prisiminti jau 40 mečius besitęsiančią parko istoriją bei nuveiktus darbus susirinko buvę ir esami Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojai bei svečiai. 40 metų, 40 žingsnių, į atradimus ir praradimus, į klaidas, patirtis, įspūdžius, įgūdžius, sunku ir beišvardinti. Kaip jų nebūtų, jeigu nebūtų žmonių. Kaip mes benorėtumėm, parkas gyvas organizmas. Gali žavėti, gali kliudyti, gali skaudinti, bet faktas, kad be šitų mažų sraigtelių žmonių jis nesisuktų. Kaip kūrėsi parkas, kaip vyko pirmieji darbai, prisiminė Irena Čeponienė, parke pradirbusiai didžiąją jo gyvavimo dalį. Prisimenant pirmosius parko darbuotojus, tylos minutė buvo pagerbtas šventės išvakarėse Anapilin iškeliavusio architekto Vlado Stausko atminimas. Apie antrąjį parko dešimtmetį, sudėtingą išbandymų laiką, kai vykstant permainoms buvo neaišku, ar Aukštaitijos nacionalinis parkas išliks, pasakojo Bronius Šablevičius. Trečiąjį dešimtmetį jį ženklinančius darbus prisiminė buvęs parko direktorius Algirdas Panavas. Šventėje koncertavo liaudiškos muzikos kapela Almaja ir folkloro ansamblis Čiulbutė. Gražaus jubiliejaus proga Aukštaitijos nacionalinio parko kolektyvą sveikino kolegos ir bendraminčiai iš Žemaitijos nacionalinio parko, Gražutės, Verkių, kitų regioninių parkų. Linkėdami kolegoms neišsenkančių idėjų ir sėkmės darbuose, jie pabrėžė, kad stengiasi lygiuotis į Aukštaitijos nacionalinį parką, o jo kolektyvą laiko savo mokytojais. Sveikinimo žodžius tarė ir apdovanojimus parko direkcijos darbuotojams bei Aukštaitijos nacionaliniam parkui įteikė rajono meras Henrikas Šiaudinis. Pats parkas šiandieną yra apdovanojimas sidabrinė lelija. Ji yra teikiama už indėlį garsinant Ignalinos kraštą, išsaugant gamtinį kultūrinį savitumą, plečiant ir gerinant turizmo bei poilsio paslaugas ir infrastruktūrą. Parko kolektyvą sveikino ir ilgus metus rajonui vadovavęs europarlamentaras Bronis Ropė. Ačiū tiems, kurie svarbiausia kūrė tą gyvenimą tų 40 metų ir manyčiau, kad tikrai turbūt unikaliausiam Lietuvos gamtos kampelyje, kurią aukščiausia sukūrė, atėjo prieš 40 metų mintis, kad kažkaip tai ją reikia apibrėžti, vardinti, aprašyti, kad tas būtent turtingas kūrinys, turtingas tvarinys išliktų ateities kartom. Keliaujant per 4 parko istorijos dešimtmečius, buvo prisiminti ne tik nuveikti darbai, bet ir visi parką kūrę ir kuriantys žmonės. Daugelis jų čia dirbo ar dirba ne vieną dešimtmetį. Kiekvienam, kaip padėka už triūsą, buvo įteiktas atminimo medalis. Labą dieną. Lapkričio 25 dieną meras Henrikas Šiaudinis dalyvavo metinėme šalies savivaldybių vadovų susitikime skirtame renovacijos eigai Lietuvoje aptarti. Daugiausia renovacijos darbų nuveikusių savivaldybių merams premjeras įteikė dovanas bei padėkas. Ignalinos rajono savivaldybės merui Henrikui Šiaudiniui už savivaldybės pasiekimus dovanotas vardinis ministro pirmininko laikrodis.
Įgyvendinant Ignalinos rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslo akademijos 2012 metais pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, lapkričio 26-ąją Ignalinoje surengta mokslo akademijos diena. Ta proga viešėjo mokslininkų ir akademijos darbuotojų grupė, buvo skaitomos paskaitos, organizuota pažintinė programa. Pirmiausia, svečiai priimti savivaldybėje. Čia kalbėta apie bendradarbiavimą, jo perspektyvas, pristatyta savivaldybės ir mokslo akademijos veikla. Svečius ir renginio dalyvius sveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Noriu keletą žodžių pasakyti apie mūsų bendravimą per tą laiką nuo 12 metų. Tai praeitais metais tokį sukėlė didelį susidomėjimą mūsų išvyka į mokslo akademiją, kadangi vyko ir moksleiviai, jų parodos, meno kolektyvai, tai iš ties daugeliui tai buvo pirmą kartą įstaiga, klausytasi buvo paskaitų socialinės apsaugos ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, kur mūsų kraštas įvertintas kontekste šiuolaikinio vystymosi ir jo vieta, kaip atrodo šiuolaikinėje visuomenėje ir Lietuvoje. Aišku, daug įspūdžių paliko mūsų jauniems žmonėms lankymasis jūsų mokslo akademijos bibliotekose Vilniaus universitete. Aišku, daugelis jaunų žmonių turbūt ir šiandien dėl to domisi, kad pirmą kartą įžengia į tokias mokslo šventovės, kur jūs esat dauguma ten ir dėstytojai, ir nuo jų ateitis turbūt daugelio priklauso, tai tie sąlyčio taškai, kad šiandien vieni su kitais arčiau pabūsite, turbūt bus tik į naudą. Mes džiaugiamės, kad mūsų jaunimas gerai baigia vidurinę mokyklą, gimnazijas vietos ir į aukštąsias mokyklas sustojo daug galbaus jaunimo ir turite jūs turbūt reikalo su mūsų buvusiais moksleiviais ir jie nėra prasčiausi turbūt mokiniai. Daugelio universitetų mes gaunam po sesijų padėkas, tai mes tuo didžiuojamės, kad tie jauni žmonės išėję iš Ignalinos įsitvirtina ir kitose mokyklose. Meras taip pat pristatė kiekvienam svečiui dovanotą naują knygą Žvejyba Ignalinos krašte. Tai irgi vienas iš bendradarbiavimo ženklų. Mačios knygos įžanginį straipsnį apie ežerų kilmę parašė mokslo akademijos narys profesorius Kęstutis Kilkus. Lietuvos mokslo akademijos delegacijos vadovas, matematikos, fizikos ir chemijos skyriaus pirmininkas profesorius Feliksas Ivanauskas susirinkusiems pasakojo apie akademiją, savo skyrių, bei pasidalijo šiltais prisiminimais ir emocijomis, kurios įsieja su Ignalinos kraštu. Pasakysiu iš tikrųjų, kad ir mane šito kraštų sieja, iš čia yra kilusi mano motina, netoli Ceikinių, kiek žinau, ir netoli yra ir kilęs meras. O šitą kraštą aš pažįstu neblogai ir noriu pasakyti įdomų faktą, kad taip susiklostė, kad būtent Melagėnų seniūnijoje, ten gretimuose kaimuose, yra įsikūrę visas būrys matematikų. Reiškia, šių yra 2 profesoriai, Juozapavičius ir baronas yra, paskui yra verslininkas Tomkichas ir kiti matematikai. Ir net vienas įdomiausia yra matematiko tokio Kavaliausko draugas, kuris šiuo metu gyvena Izraelyje, bet kilęs iš Lietuvos, gyvenęs Lietuvoje, jis irgi nusipirko nesenai sodybą, reiškia prieš metus, ir čia atvažiuoja kiekvieną rudenį leisti laiką. Taip, kad šis kraštas yra tikrai patrauklus ne tik vilniečiams, bet ir užsieniečiams. Meras svečiams išdalijo savivaldybės dovanas. Mokslo akademija į Ignaliną dovanų atvežė knygų. Jas dovanojo savivaldybės vadovams, knygų siunta perduota mokykloms. Po priėmimo savivaldybėje ignaliniečiams buvo skaitomos 4 paskaitos, 2 iš jų skirtos mokiniams. Ignalinos gimnazijoje profesorius Aivaras Kareiva jauniesiems chemikams įdomiai pasako apie neorganinę chemiją ir mediciną. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje savo patirtimi ir įžvalgomis dalijosi Juozas Vidmantis Vaitkus, kalbėjęs apie ateities profesijas. Savivaldybės administracijoje paskaitą, kur juda Lietuvos ir pasaulio ekonomika, skaitė profesorius Rimantas Ruckis.
Ypač šiltai visuomenės sveikatos biure buvo sutiktas ir išlydėtas žymus kardiologas profesorius Giedrius Uždavinys. Jis pasako apie paties išbandytą Atkinso dietą, kuris siūlo valgyti sveiką, kaloringą ir skanų maistą, išlaisvinantį iš blogų angliavandenių vergovės ir padedantį atsikratyti nereikalingo svorio bei daugelio negalavimų. Pats profesorius ir sulaukęs 75 atrodo tikrai jaunatviškai, bei kas jam svarbiausia, dar operuoja širdį. Įdomiausioji paskaitos dalis ir buvo apie jo darbą, širdies gerumą, tikėjimą, pagalbą žmonėms bei Dievo stebuklus. Svečiai iš Mokslo akademijos Ignalinoje dar apsilankė sporto ir pramogų centre bei krašto muziejuje. Ypač didelį įspūdį jiems paliko pasakojimai apie Ignalinos ežerų, stintų žvejybą, Palūšę. Na, o prieš atsisveikinant dar buvo apžiūrėtas Paliesiaus dvaras. Profesoriai buvo nustebinti ten atliktų restauracijos darbų ir labai dėkojo už šiltą priėmimą bei galimybę pamatyti tokį unikalų kultūros paveldo objektą. Lapkričio 27 dieną posėdžiavo Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Ignalinos rajono savivaldybės taryba priėmė 17 sprendimų. Dėl teisės aktų pasikeitimo ir tenkinant asignavimų valdytojų prašymus skirti papildomų lėšų buvo patikslintas biudžetas ir jo programos, taip pat savivaldybės veiklos planas. Į planą įtraukta priemonė skirti dalį lėšų Ignalinos bažnyčios šildymo sistemos renovacijai. Pritarta Anykščių rajono savivaldybės ir Ignalinos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Riliškienė pristatė savivaldybės sveikatos stebėsenos programos 2013 metų ataskaitą. Kaip sakė biuro vadovė, pasidžiaugti tikrai nėra kuo. Didelis gyventojų mirtingumas, mažas gimstamumas, priklausomybių problemos, savižudybės ir sveikos gyvensenos tradicijų nebuvimas – visa tai atsispindi statistikoje. Moksleivių tarpe padaugėja regos sutrikimų bei skeleto ir raumenų ligų. Norėjom jūsų paklausti, kokios pagrindinės sveikatos problemos mūsų rajone ir ką jūsų biuras stengiasi daryti tai prevencijai ligų. Apžvelgiant Lietuvos duomenis, lyginant su Ignalinos duomenimis sveikatos sergamumo, mes neturim didelių skirtumų nuo Lietuvos kitų miestų. Pas mus daugėja širdies kraujagyslių ligų ir taip pat daugėja sergamumas piktybiniais navikais. Gaila, kad šios lygos ne tik tai atsiranda senesniems žmonėms, bet taip pat ir jos jaunėja ir serga vis anksčiau jaunesni žmonės. Mes organizuojame įvairius sveikos gyvensenos užsiėmimus. Beveik ištisus metus organizuojame fizinio aktyvumo mankštas, organizuojame šiaurietiško ėjimo užsiėmimus, įvairias paskaitas, seminarus, kviečiame gyventojus visus į nemokamas mūsų paskaitas, seminarus. Šią vasarą vykdėme akciją sveikatos palapinę, kuomet aplankėme 12 seniūnijų, bendravimą su žmonės, mokėme juos sveikai gyventi, tikrinome spaudimą, juos svėrėme, mokinome vaikščioti su lazdomis. Dar noriu pasakyti, kad 50% sveikatos priklauso nuo mūsų gyvensenos, kaip mes gyvename, ką valgome ir kaip judame. Ir 50% pusės sveikatos mes įtakoti galime savo sveiką gyvenseną. Ir ateinančiais metais mes vykdysime naują integruotą širdies kraujagyslių ligų programą. Ji bus integruota į pirminės sveikatos priežiūros centrų darbą, taip pat ir į mūsų biurų veiklą. Ir mes rinksime žmonės, kurie turi širdies kraujagyslių sistemų ir juos mokinsime sveikos gyvensenos. Taip pat ateinančiais metais planuojame įvykdyti naują akciją, dar Lietuvoje nebuvo vykdoma, planuojame keliauti su vadovus į sutikimų į įstaigas įvairias Ignalinos ir juos mokinti sveikos gyvensenos, juos ištirti ir mokinti sveikos gyvensenos. Posėdyje buvo nustatytos lengvatos taikomos gyventojams įsigijantiems verslo liudijimus 2015 metais, taip pat priimtas svarbus sprendimas plėsti Ignalinos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą perkant butus. Tam tikslui skirta 500 000 litų valstybės biudžeto asignavimų. Per kiek laiko savivaldybė turės atlikti šitą darbą ir kiek būtų planuojama nupirkti? Vyriausybės nutarimą gavome tik vakar, tai yra trečiadienį.
yra mums duota žinia, kad kaip ir žadėta buvo duota 500 000 litų. Apie šitą žinią mes buvom informuoti jau prieš porą savaičių, mes davėm sutikimą, kad mes stengsimės tą padaryti, todėl savivaldybės administracija yra paskelbus viešą pirkimą ir gyventojai jau siūlo būstus Ignalinoje, Vydiškėse ir Dūkšte galima pasiūlyti, bet dauguma mūsų pagėdaujančių žmonių paprastai būna gauti būstą Ignalinoje. Tai žiūrėsim, kokie bus rezultatai, kokie pasiūlymai, o laikas tai yra ganėtinai trumpas, procedūros yra netrumpos, viską reikės notariškai patvirtinti, pirkimas padaryti kaip priklauso iki galo, sumokėti pinigai. Iki pinigų davęs klausimą, tik tada galime sumokėti žmogui, kai notaras jau viską gerai, jeigu bus žmonių dokumentai tvarkingi ir iš pirmo karto jie viską atneš ten, ką reikalauja kažkokias iš registrų centro ar panašiai dokumentus, tai bus gerai, o paprastai finansų institucijos, finansų ministerija ar kita ministerija, kuri duoda pinigus, tai jie atsiskaityti už duotus pinigus prašo iki gruodžio 20 dienos. Tai ganėtinai trumpas laiko tarpas, gal gali būti diena kita, bet jūs suprantat, kad šiemet yra didelis kalėdų tarpsnį savaitė, tai praktiškai 20-22 ten diena yra praktiškai viskas. Tai gali atsitikti ir pas mus ar kurioje savivaldybėje, kad visų lėšų gali ir nepanaudoti, kadangi jos yra ganėtinai vėlai duotos, bet mes tikime, kad jau kadangi mechanizmas paleistas, kad mes suspėsim tą. Kiek tų butų bus nupirkta? Tai priklauso nuo kainos, kokią kainą siūlys ir kaina yra reguliuojama, jinai nėra labai laisva, galima pasakyti, yra 1 kvadrato kaina nustatoma, jinai kažkur tai čia daugiau kaip ten turbūt 1500, bet jeigu bus gyventojų siūlymai didelės kainos, mes jų nupirkti negalėsim, tų būtų ir tada iš vis liks pinigai. O jeigu bus nupirkti būtai, kada jau, sakykime, ta eilė laukiančiųjų pajudės, kada jau bus galima duoti tuos būtų žmonėms? Aš manau, kad vis tiek mes atskaitos taškas labai aiškus, iki naujų metų mes turim viską padaryti, praeis kelios dienos, savaitė ten pagal eilę parašys administracijos direktorius įsakymas ir būtai bus padalinti. Naujojo Daugeliškio vaikų globos namai persikėlė į naujas patalpas Mokyklos gatvė 9 naujajame Daugeliškyje, todėl buvo patikslinti įstaigos nuostatai. Taryba pritarė Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus veiklos ataskaitai, kurią pristatė įstaigos vadovė Rimutė Šiaudinienė. Šis centras teikia pedagoginio švietimo, psichologinę, logopedinę pagalbą, nustato specialiuosius mokinių poreikius, teikia įvairias konsultacijas, organizuoja mokymus. Taip pat po diskusijų pritarta ir uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos vanduo direktoriaus metų veiklos ataskaitai. Nors ši įmonė turi daug finansinių sunkumų, tačiau stengiasi juos mažinti. Direktorius Valentas Šimonis aptarė problemas, įgyvendintus svarbius vandentvarkos projektus ir sakė, kad nauji įrenginiai, siurblinės, nuotekų valyklos ir kita pareikalauja ir papildomų išlaidų elektrai bei techniniai priežiūrai. Ketvirtadienį savivaldybės administracijoje rinkosi jaunųjų talentų konkurso vertinimo komisija. Buvo svarstoma 37 kandidatus pristatanti medžiaga. Jaunųjų talentų apdovanojimo šventė, kaip ir kasmet, vyks gruodžio mėnesį, šiemet 12 dieną. Penktadienį 50 metų veiklos jubiliejų šventė Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla. Ta proga meras Henrikas Šiaudinis įstaigai skyrė savivaldybės apdovanojimą Sidabrinė lelija. Mokykla įvertinta už indėlį garsinant Ignalinos kraštą, puoselėjant kultūros tradicijas. Plačiau apie šią šventę kitos savaitės laidoje. Tiek savivaldybės informacijos, viso geriausio. Visada gerai, kai į gimtąjį kraštą grįžta jauni žmonės, o dar geriau, kai jie grįžta kupini idėjų ir noro veikti. Tai galima pasakyti apie Ingą Kalpakovaitę, kuri, baigusi studijas Vilniaus universitete, grįžo į Ignaliną. Apsilankę pas Ingą kalbėjomės apie jos veiklą, tikslus ir planus bei naująjį projektą City Alumni. Veikli, atsakinga, darbšti, turinti tikslų ir atkakliai jų siekianti. Taip galima apibūdinti Ingą Kalpakovaitę. Mokydamasi tada dar Ignalinos rajono gimnazijoje, ji aktyviai dalyvavo mokinių tarybos veikloje, buvo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė, pilietinės akcijos Darom Ignalinos rajono koordinatorė.
Su pagirimu baigusi gimnaziją, Inga pasirinko studijas Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultete. Tačiau studijų metus jis skyrė ne tik mokslams, bet ir aktyviai veiklai. Kiek žinau, mokydamasi Vilniaus universitete, tu aktyviai dalyvavai studentų veikloje. Gal gali plačiau apie tai papasakoti? Taip, tai atvažiavus į Vilnių, net nedvejojau, kad būsiu studentų atstovybėje, būtent šios organizacijos veikloje, nes tiek Ignalinoje jau buvau aktyvi mokyklos tarybos narė. Tai pradėjau nuo pirmųjų žingsnių savo fakulteto padalinyje atstovybės ir vėliau perėjau į centrinį biurą, kur jau viso Vilniaus universiteto mastu atstovavau studentams kaip Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentė. Kadangi mes atstovavom savo studentams nacionalinių lygmenį, nors ir yra kita studentų sąjunga, tai Lietuvos studentų sąjunga, tačiau Vilniaus universiteto studentų atstovybė jai nepriklauso, tai dirbam tiesiogiai ir su Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, studijų kokybės vertinimo centru, mosto organizacija, na ir visom institucijom, kurios tiesiogiai dirba su švietimu. Tai tų rezultatų yra daug ir turbūt ir labai stipriai šią organizaciją paveikė galbūt tolesnį mano supratimą ir veiklą, ir tikslus, nes labai daug išmokau ir pačiupinėjau tą tikrąją rimtąją politiką, galbūt ir atstovavimą visuomenėje, būtent studentų ir pilietiškumą tą tam tikrą. Darbas Vilniaus universiteto studentų atstovybėje, prezidentės pareigos, ne vienintelė Ingos veikla. Nors jai tik 22, gyvenimo aprašymas vos telpa į 3 lapus. Ir dabar ji aktyviai dalyvauja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veikloje, dirba Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. Kai esi veiklus žmogus, tai tas pažinčių ratas vis plečiasi, nes Vilniuje atsiveria be proto daug galimybių, yra be proto daug seminarų, nemokamų renginių, konferencijų, kur tu susipažįsti su vis įvairesniais žmonėmis ir įgauni naujos patirties ir tos pažintys jos padeda, susipažįsti su kitais, pakviečia į vieną veiklą, į kitą, mato, koks tu esi galbūt nuoširdus, darbštus, atsakingas ir taip viena veikla veja kitą. Tu veiklus žmogus. Kaip jautiesi grįžus į Ignaliną, ar netrūksta veiklos? Pirmaisiais mėnesiais, aš Ignaliną taip pilnai grįžau rugpjūčio mėnesį, nors studijas baigiau birželio gale, tačiau reikėjo užsibaigti tas Vilniaus visas veiklas, kad galėčiau ramiai šildim kaip ir palikti vieną miestą ir grįžti į kitą, į savo gimtąjį. Tai rugpjūtį buvo labai sunku, nes lyg ir gerai, nes labai norėjosi tos tokios ramybės nuo visko, tylaus telefono, nezvimbiančio kas minutę, pašto, kuris nevaro iš proto, kaip ir viskas taip nurimo. Bet po to supratau, kad aš nelabai galiu taip būti ir prasidėjo kitos veiklos. Tiksliau, buvimas Vilniuje išmokė visą veiklą stebėti kritiškai, pasaulį matyti kritiškai ir vertinti. Ir žinoma keisti. Negali taip sėdėti sudėjus rankų ir žiūrėti, kaip viskas vyksta. Aš jau taip nebegaliu. Tai iš karto susiradau naujų veiklų. Tai kokią tu dabar matai Ignaliną? Kokias tu matai problemas? Kadangi mano pagrindinė galbūt veiklos sritis, tai yra jaunimo politika, tai žinoma visų pirma akis krypo į vietos jaunimą. Tai įvaizdis, pirmas įspūdis tikrai nebuvo geras, nes kažkaip nėra smagu stebėti jaunimą, sėdintį gatvėje prie pastatų, tiesiog garsiai rėkiantį, juokaujantį. Aikštė aš suprantu, pliažas, vasara vis tiek tai yra dar kažkiek pateisinama. Bet dabar, ypač šaltuoju metų laikų, tai yra tuščias miestas ir tu suvoki, kad jaunimui nėra kur būti. Tai tas yra ganėtinai liūdna ir norisi šitą situaciją keisti. Tai vėlgi iš karto ėmiau vaikščioti į visas institucijas, aiškintis, kokia yra iš tikrųjų situacija, nes pirmas žvilgsnis, tai vis tiek reikia atlikti tam tikrą tyrimą. Tai susitikau su jaunimo reikalų koordinatorium, pasiaiškinau, kokia yra situacija, ar išvis čia pas mus yra to jaunimo. Ir skaičiai yra ganėtinai liūdinantys, visgi reikia suprasti, kad miestelis yra, praktiškai jaunimas yra visas mokyklinio amžiaus. Tai nuo 2002 metų skaičiai drastiškai krenta žemyn ir kiekvienais metais to mokyklinio amžiaus jaunimo yra maždaug 100-200 vis mažiau ir mažiau. Darbas su jaunimu Ingai įprastas. Tad ir grįžusi į Ignaliną, ji bendradarbiauja su Ignalinos mokinių asociacija ir rengia jaunimo užimtumo ir poreikių tyrimą.
Planuojama apklausti 14-29 metų ignaliniečius ir išsiaiškinti, kokias problemas jie mato Ignalinoje, ko trūksta, kad mūsų miestas būtų patrauklus jaunam žmogui. Tačiau jaunimo problemos toli gražu ne vienintelės mūsų mieste. Inga, kaip ko gero daugelis ignaliniečių, jų mato ir daugiau. Nors galima džiaugtis ir pagirti savivaldybės darbą už puikiai sutvarkytą miesto infrastruktūrą, tačiau kita vertus, savaime infrastruktūra nėra tas toks gėris, kurio visiems reikia, tai kaip yra valio, bet labai trūksta užimtumo. Ypač, pavyzdžiui, kalbant apie jaunus žmonės, tokius kaip aš, jie, kai grįžta, jie nelabai turi kur dirbti. Tai reiškia, kad jiem nėra kur grįžti. Tarkim, išneku su savo klasiokais, kurie irgi labai norėtų grįžti, nes čia yra kaip ir ramu, šeima, nuostabus kraštas, gamta, ežerai, nes ne visiems tikrai tas miesto triukšmo šurmulys patinka. Tačiau tu žinai, kad tu grįžęs, neturėsi darbo, tu laisvalaikį praktiškai turėsi susigalvoti, susikurti, nėra taip paprasta čia būti jaunam žmogui. Tačiau Inga ne tik kalba apie Ignalinai ir turbūt ne vienam mažam miesteliui aktualias problemas, bet ir ieško jų sprendimo būdų. Tokia galimybė yra dalyvavimas projekto City Alumni veikloje. Vasaras startavo kaip tik naujas projektas, tai Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo skyriaus Lietuvos Global Shapers iniciatyva, tai City Alumni. Tai yra tam tikra iniciatyva, kai skatinama susikurti tuos jaunus profesionalus, išeivius, kuriem rūpi dar savas kraštas, susiburti ir inicijuoti tam tikrus pokyčius arba steigti įmonės, iš principo prisiminti savo gimtąjį kraštą, sugrįžti ir patiesti tam tikrą platformą pokyčiams. Ir kokias tu planuoji veiklas dalyvaudama šitoje City Alumni veikloje? Pirmosios veiklos, tai kol kas dar vėlgi pagrinde darbuojuosi viena ir bandau sugaudyti visus žmogeliukus, kurie norėtų prisidėti, kuriem rūpi kraštas. Buvau susitikusi su Ignalinos kraštiečių klubo pirmininku Vilniaus mieste, kalbėjomės, kokios yra jų būtent veiklos ir kokias jie turi intencijas Ignalinoje, galbūt jau yra panašus klubas ir nereikia antro. Tai kalbėjausi su savivaldybė apie idėją ir kol kas, bent jau su jaunimo reikalų koordinatoriumi yra palaikymas. Tai pirma ir pagrindinė veikla, tai suorganizuoti bent porą atvirų diskusijų, kur dalyvautų žinoma jaunimas, verslo atstovai, politikos atstovai, kiti bendruomenės nariai ir nuspręstų, kokią jie nori matyti Ignaliną ateityje. Manau, kad būtent tas bendruomenės žodis, kokią jie nori matyti Ignaliną, tai labai galėtų prisidėti, nes manau, kad kadangi savivaldybės, kaip ir politika tokia yra nieko nedaryti, nes tiek metų, kai jau yra tokie statistiniai rodikliai ir niekas nesikeičia, tai jiem tiesiog reikia tam tikro galbūt įkvėpimo, bendruomenės žodžio ir intereso, tuo labiau, kad turim puikią terpę, jog artėja mero rinkimai, tai tam tikras mūsų ignaliniečių bendruomenės subūdinimas labai padėtų ir būtų naudingas mums visiems. Kaip vertinamos tavo iniciatyvos? Iniciatyvos vertinamos per labai paprastą prizmę, kokiai partijai tu priklausai. Kodėl tu čia esi, kodėl tu čia dirbi. Tai partijai jokai nepriklausau ir tikrai nepriklausysiu artimiausių metų. Dirbu grynai visuomeniniais pagrindais, nes man rūpi. Aš esu iš tų žmonių turbūt, kurie nori grįžti čia. Galbūt dabar kol kas tai yra laikina stotelė, dar vis tiek noriu tęsti savo mokslus, bet kada nors ateityje tikrai norėčiau grįžti. Bet dabar yra toks jausmas, kad nelabai bus kur grįžti ir tas gąsdina. Inga pasakojo, kad kol kas vyksta pasiruošimo projekto City Alumni veikloms darbai. Ieškoma bendraminčių, žmonių neabejingų savo miestui ir jo ateičiai. Pirmas toks išėjimas, kai matysis, kokia yra nuomonė, tai bus ta pirmoji diskusija, kur tiek verslo atstovai dalyvaus, tiek, manau, politikai, kur jau bus matyti, ar tai bus sveikintina, ar tai bus diskusija, ar tai bus apsisvaidimas kažkokiais komentarais ir vėlgi įvyko renginys, ir jokių rezultatų, toliau vėl nieko. Ar jau galėtum pasakyti tiksliau, kur, kada, kaip ta diskusija bus organizuojama? Kol kas dar šitų detalių atsakyti negaliu, nes turime kaip tik šį savaitgalį susitikti su organizacinė komanda. Galbūt sausį reikėtų startuoti ir 2 renginius į mėnesį padaryti, taip, kad būtų tas toks tam tikras pulsas,
o ne vienas renginys, tada kalėdos visi užsimirš ir tada kitas. Šiuo metu socialinėme tinkle Facebook yra atvira Ignalina City alumni grupė, kur galima tiesiog save pridėti, prisiregistruoti. Kitas būdas, kaip save įtraukti į šitą veiklą ir sužinoti visas naujienas, tai yra prisiregistruoti svetainį www.cityalumni.lt, pažymėti, kad esate iš Ignalinos ir tuomet automatiškai būsite prijungtas ir galėsite dalyvauti ir sužinoti naujienas ir aktyviai įsitraukti. Ar domėjasi, kiek yra narių jau šitoje grupėje? Šiuo metu narių yra apie 90. Tai iš principo esam antras miestas toks aktyvus būtent šito projekto kontekste iš visų 60 savivaldybių. Kol kas dar tik tai Alytus irgi jau organizavo panašaus pobūdžio diskusiją, tačiau iš jų ir yra ta patirtis, kad jie suorganizavo diskusiją, tačiau nieks nevyksta toliau. Kaip ir pašnekėjome ir tuo baigta. Tai labai nesinori pakartoti tos pačios klaidos, užlipti ant tą pačią grėblio ir labiau išsitirti, kaip geriausia būtų dirbti, kad tikrai būtų pasiekti rezultatai. Kaip tu įsivaizduoji toliau šitą veiklą? Kokias tu matai perspektyvas, kokių tu turi planų? Planų? Tai svarbiausia, bent jau kol kas, tik tas toks tikslas yra užsibrėžtas išjudinti bendruomenę, parodyti galbūt tam tikras savivaldybės ydas, kurios nėra viešai prieinamos, jeigu tu pats savarankiškai nesidomi. Tai tarkim, kaip ir vienas iš faktų galėtų būti, kad nors Ignalinos miestas, Palūšė, Sugiliškio kaimas berods yra kurortinės vietovės, tačiau kovo mėnesį buvo atliktas tyrimas, kur šiais metais lietuviai planuoja apsilankyti, kur atostogauti. Tai dėja Ignalina yra praktiškai pačio žemiausioje ar paskutinėje ir prieš paskutinėje vietoje iš visų kurortinių vietovių, kurios yra Lietuvoje. Tai rezultatas, nemanau, kad yra tenkinantis ir manau, kad vien ir su mūsų rajono įvaizdžiu turėtų savivaldybė bent jau pasistengti dirbti. Vienaip ar kitaip reikia suprasti, kad pagrindinė institucija veikianti rajono savivaldybėje, tai yra ta savivaldybė. Iš jų turi būti iniciatyva ir jie yra tiesiogiai atsakingi, koks mūsų rajonas bus ateityje. Nesvarbu, ar gyvenate Ignalinoje, ar kitur, projektas City Alumni kviečia susivienyti visus kraštiečius ir ieškoti būdų, kaip padaryti, kad mieste netrūktų veiklos čia gyvenantiems, o tie, kurie iš Ignalinos išvyko, norėtų čia grįžti. Na, sakykime, galbūt ir dabar paklausę šito reportažo, šito mūsų pokalbio, galbūt žmonės susidomės tokią veiklą, kur jie turėtų kreiptis. Kurie kreiptis, tai į mane turbūt. Kaip tave ir kur surasti? Kaip mane surasti, tai jeigu turi socialinį tinklą Facebook, tai susirasti tiesiog Inga Kalpokovaitė, visada yra Google'as, kur galima mane susirasti viešoje erdvėje, o šiaip tai elektroninis paštas inga.kalpokovaitė@gmail.com. Privalai tikėti, kad darbus lydės sėkmė, nes kitaip nebus motyvacijos tai daryti, sakė Inga. Na, o tiems, kurie bijo išsiskirti iš minios ir matydami klestinčias problemas net nebando jų spręsti, renkasi tylų niurzgėjimą, dažnai nuo visko atsiriboja fraze "ką man to reikia", atsakymas gali būti jos mėgstama Mahatma Gandhi mintis: būk pats tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje. Šiandien prasideda beveik 4 savaitės trunkantis laukimo, rimties ir susikaupimo metas prieš šventes Kalėdas – Adventas. Mintimis apie šį metą savo ir kunigo Vido Smagurausko vardu dalinasi Ignalinos parapijos vikaras kunigas Viktoras Kudrešovas. Prasideda Adventas. Su kokiamis mintimis jūs jį pasitinkate? Garbė Jėzui Kristui. Iš tikrųjų, minčių yra labai daug, bet ne kratinys kažkoks chaosas viduje, bet gerų minčių. Žvelgiant, skaitant šventąją raštą, žvelgiant į šių pasaulio dienas. Iš tikrųjų, su kuo aš pasitinku šitą adventą, tai su tokiu santūriu džiaugsmu, kad vėl iš naujo mes, krikščionys ir ne tik krikščionys, tie žmonės, kurie ieško Dievo, galime vėl iš naujo susitikti su viešpačiu, su Dievu, atsiversti, sustoti. Ir būtent adventas man visada su tokiu budėjimu susietas yra. Budėjimas tai yra daugiau maldos, tai kas siūlo bažnyčia, pasninkas, gailestingumo darbai, bet ne tik tai per adventą, bet ir per visą gyvenimą.
nes mes kažkaip akcentuojam, kad prieš Velykas, prieš Kalėdas reikia daugiau gerų darbų daryti, visuomet reikia daryti gerą. Ir su to pasitinku, kad vis noriu keistis į gerą, noriu būti tobulas, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai adventas toks laikotarpis sustoti, nors ir tas šurmulys aplinkui yra, bet iš tiesų, kai skaitai šventą raštą, meldiesi, pasininkauji, aš matau, kaip kunigas ir turbūt kiekvienas krikščionis pastebi, kad tas laikotarpis padeda pasiruošti Kalėdoms. Tai su tokiom mintim pasiruošim. Kuo adventas turėtų būti ir gali būti svarbus kiekvienam žmogui? Advento laikotarpis yra labai svarbus ypatingai katalikams, krikščionėms, bet ir kiekvienam krikščioniui yra būdingas, nes mes jau nuo 6 amžiaus Romoje pradėta taip akivaizdžiai švęsti Advento laikotarpį 4 savaitės, o viduramžiais dar labiau paplyto po visą pasaulį, po visą bažnyčią. Taigi šitas laikotarpis mūsų veda tuo keliu į susimastymą, šitas laikotarpis mums padeda suprasti Dievą, suprasti save ir irgi aplinkinius. Taigi labai reikšmingas laikotarpis, kuris gali mums padėti iš tikrųjų dar labiau sustoti, dar labiau būti gerėjams. Jūs užsiminėte, kad šių laikų gyvenime daug šurmulio. Iš tikrųjų, dažnai viską gožia konkurencija, išorinis blizgesys, skubėjimas. Kaip šių dienų žmogui įprasminti adventą? Iš tikrųjų, kiek daug informacijos gauname, skubame, žmonės, netgi kaimo žmonės sako, kad taip greitai dienos prabėga, šiandien pirmadienis, jau rytoj sekmadienis. Ir kaip nepasiduoti tam, kaip subalansuoti, tai būtent, ką mums ir bažnyčia siūlo per šį laikotarpį, būti kartu su bažnyčia, budėti kartu su bažnyčia. Ir ypatingų būdų čia šventovėje budėti maldoje, kai bus prieš altorius pastatytas vainikas, kuris primena mums, kad 4 savaitės mes ypatingų būdų pasiruošiam Kalėdoms. Bet irgi bažnyčios, Šventasis Jonas Paulius II sakė, yra šeimos mūsų, mažosios bažnyčios. Ir čia mes galime irgi budėti, nepaisant to skubėjimo, nepaisant ligų, kančios, visokių išbandymų, kasdieninius rutinos, mes galime irgi šeimose išgyventi irgi tą adventą. Ir tas šurmulys, jis iš tikrųjų, jeigu mes tik tai žiūrime ir mus pradeda nervuoti, kaip ir gyvenime. Kažkoks dalykas mus nervuoja ir mes jau tik į tai žiūrime ir blogai jaučiamės. Bet kai pažiūrime į visumą, matome, kad nėra tai blogai šitame gyvenime. Artėjant Kalėdoms, naujiesiems metams, ko gero dauguma žmonių gyvena laukimu. Ko jūs palinkėtumėt? Ir advento laikotarpiu, ir artėjant šitoms didžiosioms metų šventės kiekvienam žmogui? Iš tikrųjų, ir tikintis žmogus, ir netikintis žmogus, ir sakantis, kad katalikų bažnyčioje ar krikščionybėje to Dievo tikrojo nėra. Iš tikrųjų, mes turime atrasti tą tiesą, kad Dievas mūsų neapleidžia, kad Dievas vis tiek yra, jis ir per žmonės, ir per tos mūsų gyvenimo įvykius kalba. Ir ne tik tai jis, kad atėjo kažkada, bet jis yra ir dabar. Advento laikotarpis jis toks yra pasiruošimas kaip 3D formato filmas. Buvo laukiamas Mesijas, Jėzus Kristus. Jis atėjo, jis buvo šitoj žemėje, kaip istorinis asmuo yra, tai yra svarbu mūsų krikščioniškam tikėjimui. Ir jis ateis antrąją kartą. Tai vat žmonėms norėtųsi palinkėti, kad tikrai, kai išgyvenam tas 3 formatų, to tokio Dievo buvimą, kad mes išgyventume, kad jis yra dabar su mumis. Jeigu nematome Dievo savo kasdienybėje, tai kai ateiname į bažnyčią, tai sunku mums patikėti, ką mes girdime. Bet Dievas turi savo veikimo būdus. Norėtųsi irgi palinkėti, kad iš tikrųjų tikslų netaptų
tas kalėdinis šurmulys parduotuvėse, kaip sakiau, niekas nedraudžia pirkti, apsipirkinėti, bet iš tos pusės, kad irgi dvasiniams dalykams mes skirtume laiko ir vieta yra tinkama tikrai bažnyčia, bet kaip sakiau, galima namuose su šeima daryti. Ir palinkėčiau irgi advento metu šeimoms, tėvams ant pietų stalo padaryti vainiką, pastatyti 4 žvakių ir kiekvieną savaitę uždėjinėti po 1 žvakę. Ir tokiu būdu, ar tai per pietus, ar vakarienę, kartu su vaikais, ar kartu sužadėtiniai, tėvai, kad melstusi ir pasimelsti. Pasimelsti trumpai ir prie tos uždegtos žvakės pietauti, vakarieniauti. Tai irgi, sugrįžtant iš bažnyčios, sekmadienio mišių irgi galima melstis. Tai toks bus priartėjimas, kad bažnyčia ne tik tai yra čia, bet bažnyčia yra ir šeimoje, mažoji bažnyčia. Ir norėtųsi palinkėti irgi, kad nebijotume artintis prie Dievo. Dievas neatėjo kažkaip įspūdingai, kaip ir žydų tauta, Izraelio tauta laukia, bet jis atėjo tyloje. Nebijokime irgi tylos, nes kartais mes užgožiam televizoriais, telefonais. Nebijokime palikti karts nuo karto tų dalykų, ir ne tik per adventą ar per kalėdas, kai švensim, bet palikti taip per visą gyvenimą. Pailsėti nuo to, nes tai mus paskui užgožia ir užtat mes esame pikti, neatlaidus, irzvus ir tie dalykai mumise nusėda blogi. O būtent tas pabuvimas Dievo akivaizdoje, nes nuo to stalo, šeimos stalo, mūsų Dievas veda prie Eucharistinio stalo, prie Dievo stalo, kur mes gauname tą amžinąjį maistą, kuris mus pamaitina. Tada tas budėjimas nėra toks kažkoks liūdnas, toks, kaip sako, katalikiškas, nes katalikai tokie liūdni, ne, jis tampa džiaugsmingas, jis tampa viltingas, nes adventas viltį neša. Ir galima irgi palinkėčiau neužsidaryti savo šeimose, savo patogume, bet eiti pas sergančius žmonės, aplankyti tos draugus, kurios tikrai seniai matėm juos, taipogi paskambinti galima, jeigu tai kitam mieste gyvena draugas. Ir tai irgi neša džiaugsmo, tai irgi teikia viltį. Ir išdrįsti kartu melstis prie to šeimos stalo ir paskui ateiti kartu su šeima čia į bažnyčią. Tas yra labai svarbu. Ačiū Jums už Jūsų mintis. Tai viso gero. Sudė. Nuo spalio mėnesio Ignalinoje paslaugas siūlo Lombardas ir Komisas. Buvusio buitinio patalpose Laisvės 75 įsikūręs Lombardas ir Komisas sėkmingai išlaikė bandomąjį laikotarpį. Lombardo ir Komiso paslaugas ignaliniečiams pasiūlęs verslininkas Valdas Gaidelis teigia, jog tai naudinga pirmiausia patiems klientams. Lombarde tai pagrindinė yra dalykai, tai metalai. Brangiai metalai, tai auksas sidabras. Aparto mes priimam užstatymų. Čia Lombardo tai yra užstatymo pagrindinė procedūra žmogui bėdai prispyrus. Tai ir telefonus, ir kompiuteris geresnius mes galim paimti kaip užstatamą prekę už pinigus. Tai čia yra pagrindinė struktūra Lombardo. Ir tuo pačiu esant progai noriu paprašyti ignaliniečių dabar, sakykime, populiariausio aukso kaina 585, tai yra 50 litų supirkimas arba užstatymas, tai tas pats, o jau didesnės prabos auksai eina virš 70 litų gramas. Tai, sakykime, ar pas ką mėtosi dabar, kai nėra tokios mados statytų karūnėlių auksinių, tai kur nors, tai prašom, šeimai bus biudžetui tikrai tokia lengvata padėjimas, mes su mielu noru nupirksim arba kitaip kokiu būdu ar galėsit užstatyti. Jeigu kartais neatsiimamas daiktas užstatytas, tai tokiu atveju dar yra pratęsiama šeimininkui, nežinant pagal taisyklės, dar minimum 2 savaitės. Jeigu kartais neapsigalvoja ir per tą laiką, aš todėl ir sakau, kad yra toks liberalus požiūris į šeimininką daikto, nėra jokios agresijos, tai mes jau po to jau
turim teisę kaip ir nuimti nuo Lombardo paslaugų ir įstatyti į komiso jau paslaugas. Jau tada tokiu atveju, kai neatsiimamas daiktas. Ar tai būtų telefonas, ar aukso dirbinys, ar tai būtų geresnis kompiuteris, bet aš labai linkėčiau visiems skambinti, kalbėti su mumis ir visi šitie reikalai tikrai galima įspręsti, kad pratęsti įsipirkimo laiką, nes, kaip minėjau, mes nesuinteresuoti, kad daiktas pas mus liktų. Kita paslauga teikiama čia, tai yra komiso paslauga. Taip, komisas tai yra jau vėl kita struktūra, tai vadinasi visi daiktai, kurie atnešami, aišku, pageidautina geresnės kokybės, tai čia jau prasideda nuo paprasčiausio gali būti palto iki papuošalų, iki buitinės technikos. Tiesiog mes ir kojinių labai gražių rankų darbo turime, tai čia labai platus spektras toks. Bet pagrindinis akcentas, irgi vėlgi noriu progą esant paprašyti ignaliniečių, pagrindinis akcentas pas mus yra vaikų prekės. Mes turėjom vežimėlių, gal kokių 20 vienetų, šiandien dienai mes ne vieno neturim vežimėlių. Žmonės ne visi jį gali nusipirkti naujus, tai labai prašau, mamytės pasižiūrėkit, kur palėpėse, kur kokiuose rūsiuose, tai tikrai atrasime tų vaikštinių vežimėlių. Ir atneškit mums, ir mes kokią jūs norėsit kainą tokią pastatysim. Nuo spalio mėnesio teikite paslaugas. Ar pasiteisino Lombardo komiso paslaugos čia Ignalinoje? Taip. Dar mes tik startuojam tokio starto tiesiojoje, bet aš manau, kad įsibėgėjus, aš manau tikrai taip, paslauga yra reikalinga, paslauga nauja, paslauga priimtina žmonėms, nesikainiai pas mus, nedidelė palyginus su didmiesčiais. Tai tikrai yra pakankamai demokratiški įkainiai. Antra vertus, aš spaudoj minėjau, čia pas mus nėra tas pinigų skolinimas agresyvus, kaip yra, sakykime, bankinėje struktūroje arba kreditinėje to struktūroje. Tai ten jau, jeigu tik tu jau žmogus pavėlavai biškutį, tai iškart antstolė. Pas mus visą tai žiūrima, sakau, neagresyviai. Jeigu jūs neturite, tai tada tam laiko atnešti pinigų, mes su mielu noru pratęsim. Netgi kitą kartą galima pakalbėti, jeigu matom, kad žmogus, jis iš tikrųjų neturi, tai ir be damokėjimo pratęsim. Čia visiškai sutarimi dalykai. Dėl pageidaujamos paslaugos reikėtų tartis iš anksto, paskambinus telefonu 8651 46 431. Geriausia būtų, aišku, pasiskambinti prieš ateinant, kad gal jūs tenkins ar netenkins tą mūsų pasiūlytą kainą. Tai vėlgi yra derybų objektas. Čia nėra taip, kad jau ten, kaip minėjau, neagresyvus pas mus darbas. Garantuojamos palankios sąlygos ir geros kainos, tačiau yra reikalavimų čia atnešamiems daiktams. Pageidautina, kad prekė būtų kokybiška, taip pat prašoma paisyti sezoniškumo. Šiuo metu čia gausu drabužių ir avalinės. Ir valčių bus, ir banglenčių bus, taip kad vasarą ignaliniečiams čia bus ką pasižiūrėti. Aišku, kainos tai ryškiai mažesnės ir čia nėra ką kalbėti. Kimkim tos pačius vežimėlius, pas mus kainos vežimėlių nuo 50 litų iki jau 500, tai čia, aš žinau, internete mes žiūrėjom, pas mus yra tam internetas, mes pasižiūrėm, kainas palyginam. Tai tas, kur 2000 litų, tai pas mus 500 litų vežimėlis stovi. Nuo 50 iki 500, tai čia jau labai aukštos kokybės daiktas. Dirbama be pietų pertraukos kasdien nuo 9 iki 17 valandos, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Ignalinos krašto muziejuje eksponuojami tautodailininko buvusio ignaliniečio darbai. Petras Laucius kraštiečiams dovanojo savo rankomis siuvinėtų paveikslų parodą. Kukli, tačiau įspūdinga. Taip galima būtų apibūdinti Ignalinos krašto muziejuje eksponuojamų Petro Lauciaus darbų parodą. Paveikslai ir stebina, ir žavi, ir nepalieka jiems abejingų, juk tai vyro rankomis siuvinėti paveikslai atlikti kruopščiai dygsnių moliniais siūlais. Parodoje eksponuojama 17 darbų, kuriuose ramiomis prislopintomis spalvomis atgyja pasakų personažai, gamtos motyvai, žmonių veidai.
Petras Laucius 1972 išvyko mokytis į Vilnių, šiame svajonių mieste pasiliko ir su šeima tebegyvena iki šiol. Grįžimai į Ignaliną reti, tačiau malonūs. Petras sakė, džiaugiasi net pažįstamai išgražėjusią Ignaliną, o apie savo pomėgį siuvinėjimą dygsniu ilgai niekam nesigyrė, tačiau šią paslaptį patikėjo savo buvusiems klasės draugams. Greičiausiai, kad nesmagu, dabar dėdas barzdotas siuvinėjant. Prašiausiai, ką čia dabar eisi ir girsėsi. Bet atėjo laikas, kai jau tas pat. Petras Laucius teigia, kad per metus siuvinėdamas praleidžia mažiausiai 1000 valandų. Tai malonumas, nors nugarą įskausta. Kas šauna, tą ir siuvinėjų, sakė tautodailininkas. Yra išsiuvinėjęs apie 50 darbų, daug jų padovanojo draugams ir pažįstamiems. Jūsų darbas ir jūsų pomėgis labai skiriasi? Labai. Aš baigiau mikroelektroninių įrengimų gamybos technologiją. Tai visai nieko bendro, bet ten ilgai atidirbau tiek, kiek priklauso ir paskui išėjau į statybas, nes norėjęs įgyventi, reikėjo būto ir panašiai. Tai visą gyvenimą statyboje prabuvau. Įsivaizduokit, statyba ir siuvinėjimas yra labai skirtingi dalykai. Galbūt irgi savotiška kūryba tose statybose vyksta? Matot, kūryba yra visur. Jeigu žmogus nori, tai jis visur kūrė. Ir darbe, ir namuose, ir ar savo pomėgių, ar polėkiais, net svajonėm. Ir tai galima kurti. Taip, kad čia kūrybingas privalai būti. Jeigu tu nesi toksai, tai aš nežinau, tada gyvenimas liūdnas. O saviraiškai pasirinkote siuvinėjimą. Kodėl būtent šis būdas? Matot, aš tai drožinėjau daugiau, bet turėjom labai neblogas dirbtuves, bet iš mūsų atėmė tas dirbtuves ir likau virtuvėje. O jau virtuvė ilgai neišbuvau. Iš virtuvės mane šeimyna iškrapštė. Ir kažkaip tai visai netyčia laukėmės dukrelės ir aš pabandžiau padaryti jai dovaną. Išdrožiau lovytę, apsiuvinėjau pagalvėlę, ten tuos dalykėlius, prisimindamas, ką mama darydavo. Ir paskui pagalvojau, kad o kodėl ne paveikslas. Ir pabandžiau vieną, kitą ir taip ir pradėjau judėti. Ir pasirodo, kad tai buvo mano, nes daugiau į niekur nelendau, likau prie siuvinėjimo. Ką siuvinėjate mieliausiai? Žinokit, čia nieko nežinai, niekada nesiuvinėjau užsakymų, nes man daug kas, man padaryk tą, padaryk aną. Kaip šauna, ateina toks momentas, kai tau norisi padaryti ir būtent nuo to pradedi. Aš eskizų nedarau, aš iš karto pradedu. Ir tas džiaziukas, pirmos natos, kas man užėjo, pradėjau. O paskui rutuliojasi, čiagi yra labai nūdnas ir lėtas darbas. Tai paskui rutuliojasi ir žiūri, kad jau drobė baigėsi, reikia baigti. Ir pabaigi ten. O kiek laiko praeina, kol tikrai jau pabaigė tą darbą? Visai, matot, pirmiausiai tai aš kelis darbus iš karto darau. Nes kiekvienas darbas turi savo nuotaiką ir, pavyzdžiui, metus laiko siuvinėjant negali išbūti toj pačioj nuotaikoje ir tam pačiam. Ir paprastai darbas, jau galutinai, tai po keletą metų, šitas. Tai gruodį pradėjau, rugpjūtį pabaigiau. Ir vieną vienintelį dariau, tai vienintelis darbas. Bet jis man ir matėsi jau visas, nuo pradžios iki galo. O kitus tai tikrai nežinai, kada baigsi. Aš tai darau tik tada, kada noriu. Jeigu nenoriu, aš nedarau. Kitas dalykas, jau kai darbas įpusėja, tai yra, kad ir čia dabar žiūrėkit, tokie lotai. Čia atrodo, lopinėlis, o šitas lopinėlis užtrunka, per dieną vargu ar padarysi. Ir yra tie fonuojami dalykai, kur tau jau nepriklauso nuo nuotaikos, tu ateini ir padarai tą darbą, kur gali dirbti. Bet, pavyzdžiui, veidą išraišką arba ten kompoziciją, čia jau sulaukia, kada tikrai nori tai daryti. Taip ir judas.
Ilgiausiai, kiek esate užtrukę prie savo darbo? Šitą darbą pradėjau 2008 metais ir pernai rudenį baigiau. Bet čia nėra taip, kad ištisai, bet jis buvo pribėgom, nes čia yra komplikuotas darbas. Čia buvo tokia lyg ir edukacinė medžiaga su anūkais, bet anūkam mano tas jų pasigavimas prie savęs ilgai neužtruko ir likau sekt pats savo pasakas. Kryželių nesiuvinėjau, nes kryželių reikia jau paruošti. Reikia padaryti eskizą, jį padalinti į langelius ir panašiai. Tai jau, aš jau taip skaitau, jeigu tu padarei darbą eskizą, tai jis tegul ir lieka darbu, kam dar įkelt kažkur tai. Tautodailininkas pažadėjo, kad su savo darbais dar grįš į Ignaliną. Gal ne taip greit, kaip norėtųsi, nes ties kiekvienu darbu tenka netrumpai padirbėti. O pastaroji paroda Ignalinoje surengta, kai tai padaryti paskatino bendraklasės. Jeigu ne Juozas Rokas, tai čia parodos nebūtų buvę. Čia yra, susitikom, šiemet pas mus buvo 40 metų klasiokų susitikimas. Tai kur nepasigirsi, jeigu tarp klasiokų. Pasigyriau ir negalvojau, kad užsikabins. Ir Juozas rimtai užsikabino ir prašau tavo, gavosi parodėlę. Savotiškai išeitų, kad jis ir krikštatė visi? Taip. Ir labai džiugu, kad būtent Ignalinoje, ten kur vis tiek. Aš matau iš veidų žmonės liktai matyti, bet jau nebeprisimenu, bet taip, vis tiek yra gražu. Jūs taip gražiai save pristatėte, esate liaudininkas, tačiau šiemet jūs jau esate tautodailininkas. Taip, tautodailininkas, bet matot ir tautodailininkai yra, mačiau gretimoj salėje yra paroda, kur moteris, taip sakant, bent 2 išsilavinimus yra gavusi, o aš vis tiek, mano tas požiūris yra tai, ką aš matau, tą ir darau. Bet yra kitas privalumas. Man nereikia tų taisyklių, aš darau tas klaidas ir jos atvirai ten žmonės pergyvena, nes jie turi laikytis tam tikrų taisyklių. O aš taip jau drąsiai, ką matau, tą ir dainuoju. O kritikos nevengėt, nebijot ir bendrai, ar yra tų, kurie kritikuoja jūsų darbus? Kritikuoti atvirai, nieks nekritikuoja dailininkai, su kuriais mes bendraujam. Tai taip, jie man parodo pirštų ir aš nebijau ir pripažįstu, tik aš nežinau, ar tai pakeisiu. Nes aš vis tiek darau taip, kaip man atrodo. Tai vienas dalykas, o didžiausia mano kritikė anūkė, 5 metų. Šiemet, kaip mane sukritikavo, tai net man karšta pasidarė. Sako, jinai žino, kad jau jeigu ateis pas dėduką, gaus žaist, ką nors įdomaus. Ateina, aš siuvinėju. Jinai siuvi, siuvu. Po pusvalandžio ateina, siuvi, siuvu. Po valandos ateina, siuvi, siuvu. Sako, ir skylėta pastau. Kad dėdukas sėdė ir lopo. Tai va tą kritiką tikrai niekada neužmiršiu. Kad aš tik tai moku lopyti, o nesiuvinėti. Šiuo metu Petras Laucius siuvinėja paukščius, ruošiasi pavasariniai parodai, kur eksponuos savo darbus. Kągi, linkime kūrybinės sėkmės šiam drąsiam, humoro nestokojančiam ir kuriančiam subtilų grožį vyrui. O paroda paviešėjusi Ignalinoje iki gruodžio 15 dienos keliaus į Visaginą. Dėkojame už dėmesį, tikimės jo ir po savaitės. Sudie.